Laisvės kaina, kuris dabar netgi yra sukasi įvairiuose topuose. Ir kiek žinau, lyg taip pasakė, kad tai yra tavo paties sukurtas kūrinys, kuris galbūt ir turi kažkokią netgi istoriją. Mano ir mano draugo, muzikanto iš Suomijos, bendras kūrinys. Mano buvo sukurti žodžiai anglų kalba, bet kadangi aš dalyvauju komercinėje televizijoje muzikos akademijoje, tai dėl tam tikrų priežasčių neturėjau galimybės padainuoti, tai yra atlikti angliškai. Tai buvo padarytas puikus vertimas ir atitiko tą tikrąją prasme šitos dainos. Daina, tai tekstas viską pasako, tu rasi kelią į savo sėkmę būdamas savimi, išlikdamas savimi. O dar tavo asmeninio gyvenimo peripetijos kažkokios atsispindi šioje dainoje? Žinom, kad tavo gyvenimas nėra toks jau iš lengvųjų, žinai, tarkim, buvo įvairių situacijų. Ne, kiekvienas turime skirtingus gyvenimus ir kiekvienas juos gyvename taip, kaip mums geriau. Kiekvienas iš mūsų klysta, kiekvienas verkia, džiaugiasi ir ta daina pasako visiškai viską apie mane. Tik tavęs prašau, ją gali atleisti, ją gali apykti, ją gali išgirsti, leisk atsiprašyti man tavęs už klaidas, juk meilė užgydo žaizdas. Tu domiesi aktualijom, kurios vyksta Suomijoje, pasakai, dabar ten nemažai laiko praleidi gyveni. Galbūt girdėjai, dabar Suomijoje sukrėtusi dalyką, kad jaunimas, tarkim, perka ginklus, eina mokyklą, šaudo. Ar tai sukrėtė, ką išgirdai, kas vyksta Suomijoje? Labai sukrėtė, aš tiesiog žado netekau, nes kiekvieną rytą skaitau žinias viename iš Suomių portalų ir aš labai sutrikau ir dar labiau sutrikau, kai sužinau, kad vienas draugas gyveno labai šalia šito miesto ir jo vaikai eina į šitą mokyklą, bet ačiū Dievui jie išliko gyvi, bet tai yra baisu ir mes tiesiog Lietuvoje turėtumėm kažką tokio daryti, kad tiesiog apsaugoti nuo įvykių, kurie tikrai gali atsitikti Lietuvoje iš tikrųjų. Nereikia stebėtis tuo, kas darosi ten, reikia dabar apie tai galvoti ir bet kuriais atvejais šviesti jaunimą ir iš švietimo ministeriją ir kalbėti apie tai drąsiai ir garsiai.